vis tavęs. Aš tau nesakiau, kol naktį sapnavau, kaip savį išmainiau į cukraus gabalą. Staigia ranka daug pakuoja, uola daug, kol aš per ašaras iškau pasakas. Jei galėtum tau, pakelk mane, parodyk tau už kalną tuo, tik tau eina, žiaurią gražią šeimą, kad tai kiekvieną dainą montavęs tavęs. Jūros žolės plauk, bet gėlė, mintys trauko iškel, pažada neversti ašaką. Pakelk mane, parodyk tau už kalną tuo, tik tau eina, žiaurią gražią šeimą, kad tai kiekvieną dainą montavęs tavęs. Labą vakarą, šeimyną turbūt. Sveiki. Tercetas, nuostabus. Taip, šeimyna mes. tercetas, šeimyna, girdisi. Kaip gražiai bendraujat, kaip gražiai viens kitam skiriate dėmesio, kaip gražiai padėkojat viens kitam dainavimo pabaigoje. Nuostabu, iš kur esat? Mes esame iš Kretingos rajono. Poveino iš Kretingos rajono. Iš Kretingos rajono, Landėmų kaimą. Labai Tarp gerai. Skaudai Kretingos. Labai gerai, žinokit, aš kai važiuoju koncertuoti į Palangą, paprastai tai būna birželį arba liepą, visą laiką pradedu žemaičiuot, nors esu Vilnietė ir neturiu nieko bendro su Žemaityje. Bet tai paveina. Sakykit, jūs esat laimėjęs Lietuvos balsas seniorus, ar aš maišau? Labai jau matyt. Buvo tokia laimė, kad teko. Valio, tai reiškia grįžo, taip? Ja. Galit gal pristatyti savo šeimos narius? Aš esu Inga, čia yra mano brolis Rolandas, čia tėtis Gediminas. Gediminas, nuostabu. O tai Gediminas, jūs tėvelį viską ir organizuojat, šitą muzikavimą namuose, kaip tai vyksta? Ne, čia daugiau jaunims organizuoju. Mes esam tie vadybininkai, jį tiesiog susirenkam ir atsivežam. O tėvelis daugiau gaun drausmės tik to. Puiku. Aš kažkaip klausiau jūsų pasirodymą ir taip apsidžiaugiau, kad Nomeda jums atsisuko. Man atrodo, kad bus jums tinkama komanda pas ją, nes kažkaip taip net šiek tiek norėjau, kad niekas kitas neatsisuktų ir jūs eitumėte tiesiai pas Nomedą, nes man atrodo, kad jinai turės kažkokių patarimų, kurių jums galbūt pritrūko, kad šitas pasirodymas būtų dar geresnis, nes buvo tokių kažkokių nuklydimų, neaiškių tokių. Manau, kad Nomeda jūs puikiai pašlifuos ir jūs ateisit dar stipresni, tai labai sveikinu, kad jūs esat Lietuvos balse. Ačiū labai. Sveikinimai. Ir man širdis apsalo, aš galvoju, sekmadienio vakaras, sninga, Lietuvoje, žmonės dainuoja žemaičių kalba, skirtingų amžių su savo vadybininkais ir savo vaikais vienoj scenoj. Tiesiog apskritai, čia yra vertybė, čia taip ir turi būti. Aš labai džiaugiuosi, kad Nomeda jums atsisuko. Ir kai skamba tokia muzika ir tokie balsai ir ta tarmė, tai dėl tokios Lietuvos ir kovojo. Aš kažkaip Tai labai gera. Norėčiau paantrinti Gabrieliai, kad tokie projektai, jie užpildo širdį jausmu, kad mes visi turime labiau bendrauti su saviškiais, labiau turėti kažkokių tai bendrų veiklų, turėti tą ryšį ir niekada jo nepamesti. Man taip žavu žiūrėti, kad vaikai ir tėvai kartu turi kažkokį hobį. Ir tokie projektai tai yra tikrai dovana Lietuvai, dovana mums visiems žiūrovams, kai aplinkui matome, kad kažkas kažkur ten skiriasi, daužosi ir panašiai. O čia toks
teigiamas požiūris ir žinutė į šeimą ir šeimos artumą ir buvimą kartu, kad tiesiog džiaugsmo širdį ir galbūt netgi šiek tiek graudinuos ir siunčiu linkėjimus savo tėvukams ir noriu pasakyti jiems, kad keliaukime daugiau kartu, nes mažai keliaujam. Matau. Kaip žinutė pasiekė. Taip. Tai mes, žinokit, ir dainuojam kartu, ir keliaujam kartu, nes kol atvažiuojam iš Kretingos rajono iki Vilnius, tai čia gaunas 4 valandos dar su Apie trupučiu. ką kalbat, ar dar vis turit kažkokių neiškalbėtų minčių kelionėje? Mes kelionėje dar repetuojam, nes mes šiek tiek skirtingai gyvenam. Tėvelis šiuo metu gyvena ten pat, kur ir mes visi gimėm, tai yra Kretingos rajone. Rolandas kol kas Londone, aš kol kas Kopenhagoje. Wow. Tai mes tokie šiek tiek Tarptautiniai? Mums, taip, tarptautinė žemaitė esam. Labai gerai. Tai šiek tiek, tai vat, mes kelionės metu ir pasikalbam, ir parepetuojam, ir dar su muštiniu pavalgom, ir kavos atsigeriam. Nu tai kitą kartą lauksime kokių žemaitiškų blynų ar ko, kažką tai. Pažiūrėsim, kažką gal sulipdysim. Gerai. Tai ką, tai aš labai noriu pasisveikinti. Pirmiausia, Aš tėveliui. norėjau apsikabinti. Va. Šiaip Noriu jum tėtis jau paspausti- iškart sako, paspausti norėčiau ranką ir pas. Labai Kad malonu. pas namelį, labai gerai. Jūs, tėveliu. Kad... Būtinai. Labai malonu. Malonu, šaunuolė, kad grįžot iš Kopenhagos, tai kad labai malonu. Ačiū Jums labai. Iki. Prenumeruokite Lietuvos balsas YouTube kanalą ir ten pamatysite visus dalyvių pasirodymus.